Bet jeigu, pavyzdžiui, vat Eglės paklausia, kaip tu, Eglė, gyveni? Ar Eglė yra tas žmogus, kuris pasakoja tada tokiu atveju apie savo vaikus? Ne. Tai kaip tu, Eglė, gyveni? Kas tu, Eglė, esi be vaikų? Tokia faina, graži ir išplauta galva. Ne. Iš kitos pusės aš buvau tokia, aš labai vis laik norėjau, kad mane mylėtų. Visa tokia ištaškanti. Tai kadangi manęs daug ir mane pakrauna tie dalykai, kai aš veikiu kažką. Tai todėl turbūt ir tų veiklų daug. Viską, ko noriu šiandien, aš pasiemu. Jeigu aš noriu, aš viską turiu. Žiūrint į Eglę, atrodo, kad jai nieko neskauda, jinai viską geba, jinai greitai viską padaranti. Ir kaip dukra sako, tai ko tu išmokai 40, aš turbūt išmoksiu 30, nes aš turiu mokytoją prieš nosį. Aš taip įtariu, kad šitos išminties žinutės ir ateina žmonės suklausti, ne? Taip. Dažniausiai. Todėl to lengva. Žmogus fainas, bet durnas poelgis. Ir vėlgi, čia nėra šilknamis. Mes turim gyvenime patirti nepatogumų, kad išmoktumėm su jais kažkaip tvarkytis. Aš labai daug laiko galiu skirti savo, aš galiu išvažiuoti iš namų. Man tai labai svarbu, kad aš galiu išvažiuoti iš namų. Aš tiesiog pasakau, šiandien važiuoju į Vilnių. Ir man nereikia prieš tai sudėlioti ten sumuštinius, sužiūrėti, kas yra. Ir aš visą laiką atvažiavusi, aš atsidarau mašinos duris automobilio ir dar paskrolinu telefoną. Aš nelipu iš mašinos. Tai sako, vyras vis juokėsi, sako, nežinai, kur įeiti namus. Mano mama už galvos susiema, kaip sako, kokia tu mama, nežinai, kur tavo vaikai dirba. 20 žmonių susirašyti vardus ir pabandyti viską žinoti apie jų gyvenimą. Tai lygu susideginti ant laužo. Velnias, o kur aš tame? Labai aiškiai pajutau, kad aš nenoriu būti mama, kaip keistai beskambėtų. Aš noriu būti moteris, aš noriu būti, nežinau, aš noriu žmogus būti. Mamystė užima tikrai nedidžiausią vietą mano gyvenime. Bet žinai, dabar atsakysiu tą pirmą klausimą. Ką tu gyvenime norėtum padaryti?